Tavo kūryba, kam kuri, ką kuri, kaip rinkoje save pozicionuoji? Kuriu daug, labai viską. Turbūt kitaip negaliu, toks mano jau pašaukimas. Laiku suprasti, kur tavo pašaukimas yra didžiausia turbūt Dievo dovana, kad laiku susivokti. Ir kaip sakant, negaliu nestatyti tų bokštų, paimu ir pastatau tokius, dabar visur statau. Kažkada pradėjau, gal ne čia, o gal čia pradėjau pirmais metais ir kuo toliau man to įdomiau vis. Kažkaip pradžiai statai tiesiog, kad kuri, kad kažkas įdomaus, kad smagu, kad atėjo tokia idėja, tu ją realizuoji, o paskui galvoji tik tai jau, kam parodysi, dėl ko, kur tiesiog. Tokia gyvenimo forma, sakysim, taip. O tos kūrybos formos yra įvairios, ir tapyba, fotografija, šiuo metu fotografija. Kviečiu į fotografijos parodą pirmadienį apie Gruziją. Taip, tai aišku, dar daug yra, net prie viso mano, kaip sakyti, intensyvumo, kad atrodo jau daug laiko kuriu ir daug laiko darau, bet vis tiek man atrodo, kad aš dar galėčiau dar daugiau ir dar intensyviau, nes, pavyzdžiui, turiu tikrai medžiagos ir apie, atsakau, kad ta idėja mano su Užupio albumu. Tarsi jinai kabo erdvėje ir vis, kiekvieną kartą prisėdi ir viskas iš naujo, nes ir medžiagos pasipildo, ir laikas keičiasi, ir tarsi idėjos naujos atsiranda, ir tos senos kažkaip transformuojasi. Tai taip, suprantu, ką jau, kas ateina kaip impulsas, tą reikia daryti.